tenka girdėti iš vyrų, kad jie nesupranta, kodėl žmona padavė skyrybom. Klausiu, kodėl jūs išsiskyrėte? Ir visiškai nuoširdžiai jie atsako, nežinau. Kaip tai atsitinka? Juk skyrybas tai nepamestos kojinės, kai nežinai, kur padėjau, neatsimenu. Juk jūs gyvenote kartu, kažkas vyko tarp jūsų ir tu nieko nepastebėjai, nieko keista. Tai va, problema yra tame, kad vyras šeimoje kartais nepastebima, jis tiesiog nepastebi, kas vyksta su moterim. Ir jinai tiesiog pavargsta gyventi tokį gyvenimą, kur jos nieks neišklauso, jos nuomonės nepaiso. Aplamai retai, kada kreipia dėmesį į savo moters gyvenimą. Vyrai tiesiog gyvena, kaip žinot, automatiškai. Automatiškai pietus paruošti, viskas yra išplauta, viskas tvarkinga, žmona namie. Ką ta žmona sako, jisai jau nelabai pastebi, jis nebepastebi savo žmonos. Vyrai, jūs turite suprasti, kad pokalbis su žmona yra reikalingas. Kaip tik tam, kad išsaugoti tą santuoką. Suprantu, jums neįdomu, ten nemalonu kartais, ką jinai ten sako, jums priekaištai, bet tai yra jūsų tas dalyvavimas šeimos gyvenime, be kurio pati šeima egzistuoti negali. Jūsų šeima negali būti be jūsų dalyvavimo, o jūs ten dalyvauti nemėgstate. Žmonės, kurie gyvena santykiuose, jie visų pirma turi saugoti tos santykius, juos ginti. Ir tai turi būti jūsų gyvenime prioritetas, jūsų santuoka, jūsų santykiai tai yra prioritetas. Santykiuose nėra nieko svarbiau už jūsų partnerį. Jeigu jūs norite išsaugoti savo santuoką, pirmoji vieta jūsų gyvenime turi būti ne darbas, ne draugai, ne joks hobis, o jūsų moteris. Ir moteriai taip pat pirmoje vietoje turi stovėti jos vyras. Ir kai atsiranda būtinybė rimtai pasikalbėti, negalima to vengti, negalima nuo to slėptis, kaip tai mėgsta vyrai padaryti. Turėkite drąsos būti atviri ir kalbėtis su savo partneriu, nes būtent tai ir išsaugo jūsų santuoką. Kitaip, jeigu partneris lieka neišgirstas, jis tiesiog pavargsta būti nematomu žmogumi ir nereikšmingu žmogumi šitoj sąjungoje. Jis paprasčiausiai išeina. Juk nėra nieko skaudesnio, kaip mylimas žmogus, kuris tave ignoruoja. Tai yra santykių mirtis.